Jau norėtųsi geriau fotografuojančio, greičiau veikiančio telefono, bet kartu norisi ir pataupyti? Tikriausiai daugeliui pažįstama situacija. Todėl šiandien aš, Bitės Profo Žygis, pristatysiu sprendimą. Naujas iš naujo, kuris leidžia kas 2 metus turėti naujausią telefoną. Naujas iš naujo – tai ne šiaip paslauga, o gudrus būdas atsinaujinti. Kas 24 mėnesius grąžinate seną telefoną ir pamirštate likusias įmokas. Tuo pačiu įsigijate naują telefoną tuo metu galiojančiomis sąlygomis. Šiuo būdu telefoną įsigijate išsimokėtinai per 32 mėnesius, o po 24 mėnesių duris atsiveria net 3 sprendimams. Pirmasis – grąžinti seną telefoną ir atsinaujinti. Grąžinę seną įrenginį nebemokėsite likusių įmokų. Iš karto pradėsite mokėti tik už naujai įsigijamą telefoną. Be to, mėnesio įmokos bus mažesnės nei įprastai perkant išsimokėtinai per 24 mėnesius, nes čia jos paskirstomas net per 32 mėnesius. Taip mėnesio įmoka už telefoną tampa net iki 25% mažesnė. Antrasis sprendimas – pasilikti turimą telefoną ir baigti mokėti jo įmokas. Jei dabartinis modelis jums patinka, galite tęsti mokėjimą iki 32 mėnesių ir pasilikti telefoną savo. Na, o trečiasis pasirinkimas – grąžinti seną telefoną ir nutraukti sutartį. Jei gyvenimo planai pasikeitė, po 24 mėnesių galite grąžinti telefoną ir nebemokėti likusių įmokų. Taigi, naujas iš naujo. Sprendimas, leidžiantis jums savo rankose visada turėti vieną naujausių telefonų ir niekada nebelaukti, kol turimas atsibos.